Dar kartą noriu priminti, jog tiek Marijonas, tiek Arūnas, kaip tikri vyrai, susilažino. Kas kurį, kaip sakoma, ir kaip mes jau žinom, penkiakovės varžybos baigėsi, Krungolcas užėmė antrąją, o Zadneprovskis trečiąją vietą. Gerbiamas ponas Valinskas pralaimėjo ir štai dabar jūs jį matote visame gražume. Gerėkitės, kaip sakoma. Žinok, prie tokios moters dailios, kaip jautiesi? Puikiai. Marijonai, šį vakarą aš tavęs nekenčiu. O niekur nespaudžia, ar per krūtinę, ar... Ne, tokie dideli bumbulai nespaudžia. O liemenėlė yra? Nėra. Supratau. Apie kelnaitės net neklausiu. Aš kotas patraukiu operacijos. Na, gerbiamas Arūnai, negalvoja dar iš kažko pasilažinti, na, iš lyties keitimo operacijos? Aš siūlau lažybas, kurioms pritars, manau, visos moteris. Marijonai, sutariam taip, jeigu mūsų krepšininkai parsiveš iš Pekino aukso medalius, mes abu stovim prie trapo, nuogi ir maskatuojam savo bumbulais. Jie nebus tokie dideli kaip šitie, bet bus labai smalsu pamatyti. Aha, Marijonas jau bijo. Tuoj šį pagausiu. Oi, pagausiu, bet kas iš to? Kas iš to?